Labai svarbi ortodontinio gydymo dalis yra ankstyvas vaikų gydymas, kuomet tinkamu metu pritaikius reikiamą ortodontinį aparatą galime nukreipti žandikaulio augimą tinkamą kryptimi ir taip pakoreguoti vaikų sąkandį ir dantų padėtį. Vienas iš inovatyvių ir efektyvių gydymo metodų vaikams yra Invisalign First tiesinimo kapas. Kapas yra ypatingos tuo, kad galime vienu metu kompleksiškai spręsti kelias ortodontinės problemas. Pavyzdžiui, galime išplėsti dantų lankus ar uždaryti tarpus tarp dantų ir tuo pačiu metu sukurti ir palaikyti vietą bedygstantiems nuolatiniams dantims. Kapas yra nuimamos, todėl pacientams lengviau valytis dantis, tačiau čia yra ir iššūkis, nes reikalingas vaiko bendradarbiavimas, kapas reikia nešioti 20-22 valandas per parą. Kapas yra patogios, nesukelia tiek gleivinės pažeidimų, kiek gydymo breketais ar kitų fiksuotų aparatų metu. Taigi, kiekvienas pacientas, gydymo planas ir pradžios laikas yra individualus, tačiau neretai 6-10 metų vaikams yra pats tinkamiausias metas apsilankyti pas gydytoją ortodontą ir esant poreikiui pradėti gydymą.